Tai niekada negalvojau, kad tokiai įdomiai galima praleisti dieną nostalginiam susirinkime. Po 20 metų pertraukos vėl žaidžiau Slipinis. Ir su ta pačia savo kiemo chebra. Nes netyčia susitikom prie Ridiko visi, mane nusintė kaimynas mano, Gružaliubas paprašė priduoti butelis į Taromatą, nes jam dar iki pensijos kaip tik trūko dienavina, jis jau nebeturi ką valgyti. Tai aš... Kaip šitą dainininkį Winehouse, heroino neužteko pinigėlių, tai siuntė tave. Ten ne heroinas. Aš žinau, ten metadonai su programai. Va, tai... Šitų... A prie Taromato ateina pažįstami veidai, mano visokiem, aš seniai tam Ridikė nebuvo, aš viską dabar irgi per Barborą užsakinėjau. Per Barborą? Kad nereiktų vaikščioti niekur. Sena chebra, visi tokie, žinai, alkoholikai pasidarė, tai ten, nepasikeitė iš esmės, bet pasibendravom, sako Vitalikas, ką veikiam, sakau, ką veikdavom, kai buvo mažutėliai kiemė, sakau, gal kokį Slipinių pažaščių, ir jie sutiko, ir mes pradėjom žaisti Slipinių. Vienas, išsivaskinom, tas, kuris turi nežiūrėti, liko Taromate, tas vagonėlis Taromato. Sakom, nežiūrėk, žiūrėk į tą skylę, kur, butelis nuvest. Ir skaičiuok iki 100. Aš jaučiu labai tokia baisi istorija. Ten bus apie juodą ranką, kad jis skilės. Ne, čia kita istorija. Atsiprašau, tada. Aš norėjau persitikrinti. Ir ten Sieras. Nes jau būčiau, atsiprašau, jau bėgęs po šuo. Sieras stovi prie to Taromato ir skaičiuoju. 1, 2, 3, 4. A mes tuo metu išsilakstėm ir kas kur pasislėpė. Aš į savo tą pačią vietą, po balkonu, 4 namo. Ten, kur ten prikakota būtų. Bet kai mažiukas, tai aš ten, žinai, atsitūpdavau. O dabar prieinu, ten gal ar gruntas pakylo, ar kažką. Taigi dar civilizacinis sluoksnis prisidėjo. Civilizacinis sluoksnis prisidėjo. Netelpu, bet tu išliaužiau, atsigūriu, išsicepiu katės šūdais ar kažkieno, tai nežinau. Pažįstamas dalykas. Kino. Ir guliu, ir laukiu, kada mane suras. Temą. Pradėjau išalkau. Pradėjau neturėjimo ką veikti, kapstyti žemę. Žinai, ką radau? Sekretika. Sekretika, kur kažkada būdamas mažiukų su Svietka, irgi radom šūkę butelio Donaldo Fantiką. Ir jos močiutės nukramtytą nagą. Aš kur žinau. Jinai man sakė, bet jau mokyklai sakė. Tai aš atsiprašau, gal išsidaviau, čia tarp jūsų buvo paslaptys. Jo, bet nago neradau, nes galimai organinė medžiaga. Tom Raiderė kažkokia pavogė. Sitirpo į from dust to dust. Ne, nagas niekada neįstirps. Ne? Ypač seniau buvau, niekada. Jis kažkas, reiškia, pagrobė. Bet čia Linčo Jostos verta istorija, bet nepertraukinėkime, toliau kas buvo. Ir ką, ir neranda manęs Sieras. Ir aš jau po to man šalta pasidarė. Jo, žvaigždutės dangui sužybo, pakol laukiai Siero. Kas tai yra? Žvaigždutės dangui, pakol laukiai pasikovojo. Kas tai yra? Ai, žvaigždutės. Ne, nepastebėjau. Tu po balkonu buvai. Užvers numakė ten juodo tamsa. Aš jau zujų balsą, jau norėjau lysti iš balkono. Staiga girdžiu kažkas krebžda. O ten toksai siauras podvalo langas. Žinau. Siauras toks, kad neįlystų vyresni negu 12 metų. Kad tik tai katės iki 12 metų. Kad tik jeigu vagi, ten sovietmečio darydavo, kad iš Rusių, kad tik jaunimas vagiliautų, kad vyresni negalėtų. Ir aš tada nejudu, nes galvoju, man smalsumas, girdžiu kažkoks ASMR'as už to lango, šnapždesys. Kažkoks senis sakė, a тебе ебал, и буду ебать. Tau sako? Ne, aš nežinau. Iš kur man žinoti? Palauk, jis pro tą langą po Zemkės. Ten tokia sėtka, grotelė. Su išdaužtų stiklų rūskis išdaužė, kaip 89 taip ir ten tamsu, nesimato stiklo, bet kadangi garsas geras, greičiausiai stiklo nebuvo, bet aklina tamsa, bet aš įsivaizduoju, kad jis tai mane mato, nes ant manęs biškai krenta nuo žibinto šviesa, o ten viduje aklina tamsa.
Aš, stengiuosi nežiūrėti, galvoju, gal jis tiek nemato. Jisai sako, tu manęs slaiš, rusiškai, supranti? Dar nepamiršau. Aš matai labai daug bendrauju su Rusijos opozicija, su Maša Pivčich, Navalno tam te visi likę kovotojai. Tu navalnistas. Aš navalnistas. Aš su Kubilium mes navalnistai. Ir Juknevičienį irgi priėmėm į debilų partiją. Mane, tai ten reikia debilų, litovcų su argumentacijom. Gal vertėjauji? Aš vertėjauju, aš dar moku rusų. Rusas sako, пиздачи, госпожа Juknevičienė, что мы недовольны тем, ir aš jaučiu tada. Aš perdodu ponė Juknevičienei, kad rusų imperistai, atsiprašau, navalnistai nedovольны, kad jos laiko pilnaverčiais, kad jie užsileido užsiauginti ant savęs šitą diktatorių. Kad jos lohina. Aš versdavas visokių jokingų detalių pridedu nuo savęs. Radži Krasnovo Slovca, kad gražu būtų. Tai mane perklausė. Bet aš tave prašau. Tai va, tai aš tada jau supratau, kad mane mato. Taip. Ir čia tas balsas ASMR-inis, jo. Ir jis dar taip barbenas su nagais. Ir šiurpas neteina, žinau. Man šiurpas eina ir to pačiu miegot nori, nes mane labai mygda. Aš įpratęs užmėginėjęs. Komforto, ramybė. ASMR, jo, globa. Tai aš tada tyliai sakau, įjunk šviesą. Lietuviškai. Aš žinai, tokia grupė buvo išjungta. Įjunk šviesą, žinau. Tas sako, ne taip. Sakau, kas ne taip? Sako, neįjunk šviesą, išjunk šviesą. Bet jis ne į grupę referenciją darė, o tam, kad paskutinis orostikas išskrenda išjungi šviesą. Aš žinau, kokį darė referenciją. Aš sakau, aš žinau, bet sakau, tu įjunk šviesą, aš tave nematau. Ir tada įjungė šviesą. Aha. Nepatikėsi. Taip. Gružaliubas. Gružaliubas? Rusija. Kaip jis ten patenka? 4 namo. Aš nežinau. Aš tada jam užduodu klausimą. Sakau... Ai, tą naktinį klausimą, kur parolis. Pasakai, turi atsakyti teisingai. Ne. Aš sakau, tai jisai mane mato, aš jį matau. Tai bet vis tiek karo stovės. Jis negali būti holograma. Nepaprastoji padėtis Lietuvoje. Tai vakarais, po komendanto valandos... Pas mus nėra komendanto valandos. Kvapas. Bet jūs galite įsivesti namie komendanto valandą. Kvapas buvo. Supras. Ta prasme, jo... Viskas, aišku, tu su nieko nesupainėsi. Aš sakau, ką, ponas kaimynas, ką čia veikėt? Kodėl tokių vėlyvų metų svetimo namo Rusijai? Jisai sako, aš čia įsirenginėjau slėptuvę. Nuo galimo dronų bei šitų balistinių raketų smūgių gyvenamosius namus, apsimetant, kad netyčia galbūt ten slepiasi priešo naktis, galbūt ten slepia priešo naktis, kaip dainuoja. Špinerių būrė, tarp kitko, šitą dainą dainuodavom, kai buvau pionierius ir dabar bandžiau surasti tekstą, galvoju, pažiūrėsi, kas autorius, internete. Žinai tą dainą? Ne. Saugo mišką, apie pasienėtį. Miega miškas apklotas snegu, miega žemė aplinkui tylų, o poste pasienėtis budrus, saugo žemė tarybinė mūsų. Ir aš internete neseniai šitą surinkau, galvoju, rasiu autorių, gal koks nors žymus poetas, neradau, nėra šitų referencijų. Gal kas žinot, kieno čia eilėraštis norėčiau... Ir kam tu čia kreipėsi patronus? Kad aš noriu perdainuoti tada, čia mano būrio daina, man buvo nostalgiška, kai aš pieneriavau. Tai va, aš, sako, įsirengiau slėptuvę, ateik, ir aš apėjau, pro podjezdą nuėjau, jis man parodė, turi vandens atsargų, degtukų, svarstyklės. Sakau, kam? Sakau, pažiūrėt, kaip krenta svoris nuo nedavalgymų. Nuo negandos. Dire Straits. Radiją turi tenai su išvedimu su GSM antena. Labai neblogai įsirengęs, žinai. Ir jisai sako, čia yra pavyzdinis slėptuvė, kokią aš turėjau Antro pasaulinio karo metais pasidaręs, Voroneže, kai jis tenai gyveno. Jis dabar gerai lietuviškai. Jis niekada gerai lietuviškai nekada. Aš supratau, jis dabar gerai lietuviškai kalba, nes jis aktyvuotas, kaip mėgiantas agentas, kad išsimokintų greit lietuvių kalbą, nes tai rusai ateis, kad jis vertėjautų ir išduotų į rusams kur mes atstovim brandamės. Tai va.
Aš sakau, Bet kam jam tada lietuvių kalba? Sakau, ponas Žaliubas, kodėl jūs neįsirenkit slėptuvės savo gyvenamojo būsto Rusijai? Taigi sakau, jum iki čia dar savo šliopnagą, savo protezų, kuris ne visada užsideda, atbėgti iki čia. Tai jisai sako, čia specialiai, kad sumėtit pėdas. Bet sakau, tai jums sumėtit pėdas, vieni jokai. Protezai, nors pastriksė ir viskas, kitas žmogus. Jo, net jeigu prisnygė, niekas nesuprasi, kurią pusę eita. Bet, žodžiu, tai leido man pernakvot, sako, čia toksai biški dabar, sako, kol karo nėra, aš išnaudoju kaip Airbnb šitą slėptuvę, sako, tu gali pernakvot, tau daug nekainuos. A tu dar buvai išsimazojęs kačių išmatom ir civilizacinio sluoksnio purvų. Tai leido man ten tą žalia giria, tokį butelį vandens atsidaryti ir nusiprausti. A kur mažo, kur A ir B daro jisai? Ten yra bulvėm buvo padarytas dar toks rusys, duobė. Traišykla bulvė. Atsidar, ne, ten, kur laikydavo bulvės, jo motulė, to rusų gyventojai. Kur jau nebegyva ir ten palaidota kažkur šalia irgi, nuožalėje, kryptai. Tai ten buvo padarytas ir žinai, kad mes tokiam 5 aukščiam, 44, kažkokia Erfurto gatvė Lazdynas, irgi įlipom į tokį rūsį. A, ko jūs ten įlipom? Apsižvalgyti. Ir ten radom, kad ten kas antram rūsy, ten numeriukas, kur būtų užrašyta kam priklauso. Tai kas antram rūsy bulvės, a kitam kas antram krypta. Su negyvėliu, dažniausiai общепринято tos tautybės sena būtybė. Kartais atidarai, взломаlinį tą, tam tokios spinutės hujovas, взломаlinį, a ten slidžių šitie lasdos dvi. Slidžių, kur viena nulaužta, kita sveika. Ir kažkoks ne tiek dviratis, kiek dviračio aliuzija į dviratį. Tai tą uždarai, ten neįdomu. Tada vėl atidarai, sakant, vėl bulvis. Jau neįdomu, jis ten pradygusios, žinai, tos galytės. Vėl, sakant, vėl krypta, vėl kokia senė su dantim, žinai, su būsais. Dar būda, kad jeigu religinga senė, tai ant jos drobulę uždeda. Kad po to po kažkiek metų nuimtų drobulę ir įbėjų gali parduoti. Kaip senės drobulė. Nes matosi įbalnikas, papai senės, tokia nukarė kaip... Jie nenukara, jie gulinčių ir nebenuša iš šonus. Nušliožia. Jo, aš sakau. Gravitacija nešuns papas. Paskui ten kokie nors New Yorko modernistai perka tas drobulės ir iš jų siūna šaligus. Pas mums buvo 9 aukščiai, kur šiukšlių šitas vamzdis. Atsimeni, kur pasako prieš 15 metų, kad ten buvo, kad brangutangas žmogui įkišo baisiai. Tai dabar paaiškėjo, kad... Kas brangutangas? Brangutangas beždžionė į šiukšlių šitą 9 aukščio vamzdį įkišo kažkokį žmogų, lavoną. Ir užsikimšai, iš kitų aukštų negalėjo jau berti. Tai daug šiukšlės berti po tuo incidentų vamzdėje. Ten kažkur nuo 3 aukšto jau galėjo berti. Visi 4 į viršų, nes lavonas su brangutangu įkištas užkimša vamzdį. Tai tą brangutangą toks šitas jūreivis augino. Na, jie atsiveždavo. Su barzdaskutį. Bet aš pasakau šitą prieš 15 metų, tai neatsimenu. Ne, aš atsimenu. Aš prieš 15 metų aš mažiukas gal. Per CTV aš tau pasakau, tu mažiukas. Bet jau pizdėlinai gerai, jau toksai jo. Šustras buvo. Aš pirmas abecėlį išmokau kieme mūsų. Atvirkščiai ar normaliai? Nes atvirkščiai, jeigu išmoksti, tai gali girtas Amerikai vairuoti kiek nori. Ne, aš... Nes tau pasiliepia atvirkščiai pasakyti, GVGD-ką. Aš ne GVGD-ką, aš tą NATO abecėlį mokėjau. Alfa, Bravo, Charlie? Bet dabar jau primiršau. A, į nosinę kaip? Jeigu į Indiją, a į nosinę kaip? Į Indiją. Kur? Į Indiją. Riešutmedžio ir Ožeškienės sankryža juda kaukaziškos išvaizdos White Supremacist Christian su ar kaip jie tada sakytų, vektorius į
Indija, golfas, uniforma. A tada dispatchas, atsiprašau, Indija ar į Indiją? Ir tada detektyvas sako, blės, nežinau, palauk, pažiūrėjau, į Indiją. Tai taip ir sakai, kad į Indiją. Okay. Jeigu nosinė, tai ne uniforma, o Ne, uniforma yra ilgoji. Nosinė tai yra... Ūgis. Ne, ūgis irgi ilgoji. Ačiū, bet čia galiaina. Čia sudėtinga. Ne, man atrodo, ten... Man atrodo, iš vis nevyksta gamtoje tokių atvejų, kad reikėtų dispatchui raportinti, kad ir sakai uniforma, o ne uniforma. Uniforma, sakai, reiškia dispatch. Čia vėlgi ilgoji gaunasi. Ne, nežinau. Aš buvau išmokęs ir su Morze bendravęs. Morzės kalba. Čia labai sunku yra. Sunku, bet aš, pasigaminau tą iš žaliuzų tokį. Radio tyla. Nu. Ir tada gali kitam 5 aukštim su žmogum susižibėti ir iš kambario gilumos, kad tik iš jo taško matytųsi tavo švieselę. Nes jeigu praišlysi pro langą, žaliuzės ant lango, tai visi 180 laipsnių kampų visą pusiausferą matys, kas tik nori. Tai va, tai aš irgi naktį, sėdžiu. Bet palauk, taigi, tamsoje matosi, kad tavo kambaryje patamsėja pašviesėja. Visi matys perskaitys priešais 9 aukštus kur. Tai taip, bet ne visi žino. Ne visi moka matys abecėlę. Žiūriu, tam vienam lange bobas stovi. Toli kažkur. Stovi. Aš pas savo kambarį išjungiu, įjungiu šviesą, žaliuzės uždariau ir tada žaliuzės, sukinėjau tą. Tada jai Kas tu? Klaustuką. Žinau. Žiūriu tada pro skilutę tamsoj. Tyla. Žiūri, jinai tiesiog junginėja su jungiklį. Sen nebuvo žaliuzų. Aš staigiai tušinuką, popierių, rašau ten taškiukus, tik brūkšniuką. Rašau eik, tu, Supratau, nereikia. Laikykim to Dignity kanale. Ir taip per daug keikimės, kaip jauniai komikai keikimės. Nemalonu pasidarė. Čia jinai to parašė? Jinai man parašė, tai įsivaizduoji. Aš jai tada atrašiau, ką. Aš galiu dabar papasakoti? Papasakok. Buvo tak. Amžinatilsį Mūlis, Aurutė Razmarataitė su savo didelė gražia nosim, Smilga ir aš. Ir dar tokia merga. Nežinau vardą, važiavom į Rygą. Žinai ko? Koncertą. Massive Attack. Ir Massive Attack, kai grojo stadione. Į saldainių fabriką. Kažkokie tai visi, kurie buvo laimingi ir gražūs žmonės, laimingi, bujojantis nuo koncertų, to mergos bachūro man sprando, šypsenos, ten aiškiai ir MDMA matyt buvo, tai visi lietuviškai kalba. A vietinė fauna kažkokie latviai ir ruskai pikti stovi stebi koncertą. Nesvarau. Žodžiu, šitie Depešmotovas nepasakiau, Massive Attack neatliko šito dainos T-Drop on the Fire, nes, žodžiu, mes važiuojam koncertą, einam į viešbutį, mes tokį išnamovom viešbutį, tokį normalų. Ateinam tą viešbutį, kur? Dasimušti. Einam tada į Rusikų restoranas, ir kasino, ir restoranas, einam ten, ir ten ką, konjakas, brandis, kola, bum, konjakas, brandis, kola, bum, konjakas, brandis, kola, bum. Kažkoks sėdi didelis negras prieš mane prie baro ir dar kažkokie tai. Ne Latvijai, tikrai, Latvijai tu negrą, matai, atsiprašau. Aš tikrai ne. Ir sėdi, ir aš tam negrui sakau, užsimesga toks social small talkas. Ką tu čia veiki, sako jis man. Sako, tu iš kur tu esi? Aš sakau, iš Falkland Islands. Aš visada visiem negram sakau šitai. Jo, ir jis sako, blemba, sako, aš pirmą kartą žmogų matau iš Falkland Islands. Sakau, ne, aš pulinu tavo koją. Aš sakau, iš šalia esančios šalies, iš Lietuvėlės. Sako, sveda. Ir jis sako, ką tu čia veiki, man sako. Aš sakau, ką tu čia veiki? Ir aš su tokiu pasididžiavimu, sakau, mes su Hebra buvom Massive Attack koncertą. A tu, sakau, ką čia veikai? Jisai sako, žinai, ką? Sako, kaip
meterio faktas, sakau, mes irgi buvom meterio faktas. Tikra istorija. Tai čia tas nedidį buvo. Negrai iš arti, kai matai, tai visi vienodi. Aš sakau, respektas, atsiprašau, jokiamis, žinai. Aš sakau, kodėl aš negroju T-Drop on the Fire? Aš sakau, nes be Elizabeth Fraser jo niekad negroju. Nu, sakau, gal, bet... A, jinai kas, jai kojas A, jai kojas ką? Puliavo, Nu, kojas. tai susibendravom, ir nuėjo mėgoti. Ta prasme, nesu negro, jau mėgoti. Ai, atskirai. Atskirai. Turi tą prabūnų kamarį su įmūliu. Girtutėlį dar iš pavakaryšio, konjako. Blet, girtutėlį apie vairavimą. Aš į priekį vairavau. O mes išsinuomavom tokį Mercedesą Vyto. Nu, blet, minivanas. Žinau, Vyto. Ir galvoju, nu, blet, man dabar atgal vairuot. Nu, kažkaip reikia negert. Blet, gert norisi pachmą. Ir kai prabūdom su įmūliu, nu, skirtingos alaus, tai šitasgi įmūlis kažkaip į dušą įdėjo pirmas, aš tada atsidariau, nu, žinai, girtas rytas, ką veikti, tumbačką atsidariau, vienu, blet, Biblija, blet, latvių kalba. Ir tai anglų, ar tai latvių, ar tai abiem. Nu, žodžiu, ten susirinkam lobį, smilga, ten ta mergaitė, kur sumažiam, Rūtės Motorotaitis, žinai, kodėl nepateko į koncertą? Žinai, kodėl? Todėl, kad tada dar buvo pasienis Latvijos su Lietuvu. Ir Rūtė nepaėmė paso. Žinai, kodėl nepaėmė? Todėl, kad buvo. Ten buvo beprasmiška Latvijai. Ne, matyt, norėjo kyšio. Tai Rūtė paskambino kažkoks žmogus, ir mes palikom degalinį, arčiausiai prie pasienio. Kažkas atvažiavo pasieną, mes toliau. Bet visi turėjom pasus, o Rūtė neturėjo. Ir ta boba, kur su mumis buvo, kur panašavo, irgi turėjo pasą kažką, nors boba. Tai tas visas rytas ir toks buvo stumimas dienos. Blet, ir kažkurio metu ta mergaitė, kur su mumis buvo, sako, tu ges galiu vairuoti. Aš jos vos neišbučiavau. Blet, iš karto, ten bul, žinai, visi tie prablaivimai, pohui antrą dieną, ir vienu metu ėjo į autobusą Massive Attack. Visi susėdo ir tas negras mano draugas. Ir mes kažkaip laukia buvom, ir mes su jais pasimojavom, taip širdingai gražiai išvažiavom. Toks malonus man. Ir tada, blet, sėdėjom prie baro, tam viešbutis ten toks didelis, prabangus. Ir prie baro sėdint tokia barmenė, Latvija. Ir kaip tipiška Latvija, tai kažkodėl rusiškai kalba be akcentų. Kaip kokį Pugačiovą jie bana. Ir smilga jie ten su ją kažką ten šūrų mūrų vos, ir mes užsiskinėjom sambuką gert. Ir sambuką, kai geri, ją reikia padegti, ir tada uždengti ir tokį įkvėpti, ten visas procesas devyniškas. Anydžių tą šūdą pado išgeri. Šiltas, pikaitas ir dar alkoholis. Ir kažkaip aš netyčia ranką nudribiu, ten prasidėjo gaisras didžiausias ant baro. Tas sambuką užsilipsnojo kaip benzinas, ble. Ir ta Latvija Rusija, pradėjo gesinti, užgesino, ble, galvo, čia, ble, būtų didžiulis damžas. Ne, nuvalė viską švarų, ten dieną prabangi baro, nieko nebuvo. Tada aš daug ko šitą istoriją prisimenu. Nežinau. Nu, mes užsipisom tam tai Rygoj būti, jau pradėjo žvaigti temti, reikia važiuoti namo. Sėdami mes tą 9, blet, Mercedesą, nežinau, kokį 6 vakarą, ar tu, blet, aš 7. Ir įmūlis, nebūtų įmūlis, daug dėvė jam sveikatos tam dangui. Sako, aš žinau kelią, kaip važiuoti pro Jūrmalą ir ten pro kažkur. Čia kur paradūrėt ratą ir lėtėm, tai šitą jau tu pasakai. Čia pasakai? Blet, kaip gal. Tai šitą prisimeni. Bet dar priminsiu, kad Latvijai, kur kas gal nematė, tai pradūrėm padangą ant žvirkelio. Ir, blet, negali važiuoti. Rato atsukti, ištraukiam metodičką, kaip ratą pakeisti. Niekaip nieks neatsuk rato, nors mes gana tvirti vyrai. Neatsukam. Blet, aš tada man dašūto girtas toks už vairo užlipau, išjungtas raktas buvo ištrauktas degimas, ilgosiam, priekį važiuoja mašina, toli. Aš ilgosiam, taip daug kartų ir tai žiburėlė, ir tai sustojo iš kartų, išlipo 2 tokie latai. Ir vienas iš tų latų prie rato, kur mes pišomės visi, šokinėjom ant to, blet, rakto didžiulio, ant lomo, šokinėjom, tas varžtas nepasiduo. Tas patraukė ant cuko visus penkis. Latvijų stiprolius. Pakeitam padangą ir Vilniui buvom pareičiais. Daug dėvėjom sveikatos. Mes vis išvažiavom kokie po 12 jau reiškia. Buvom ryte Vilnių. Ir pasakai, kaip vakar būtų, ne? Jo. Taip šviesės atminties žmogus. Vilnių jau blaivas, tam visiškai blaivas, ten prasimėgojus, prasitiukinas, mašiną savo ir namo, tada jau normaliai dar išsimėgoti. Aš galvoju, kodėl kai kurie žmonės tokie durniai yra. Kaip antai. Žiūriu,
Mačiau vieną tokį žmogų. Tai pas jį buvo barzda, čia ir dar ant snukio irgi barzda. Ir tas žmogus jis toks jau primirštės, dėl to ta barzda tokia žilai, kaip būna vandens voros arba karetra, odo lerva karetra. Tokia permatoma. Kažkas o tokio tavo žili plaukai, tokia jau senukas. Tai vat irgi vat tokia barzda. Ir tai nėra kaip mums pažįstama šudabardas, kur viskas aišku, žmogus ryžas. A ten toksai, matytas, buvo Jočkis, ar jis buvo Šyvas, nieks nežino, nes dabar užmaskojo, gal ir ryžas buvo. A dabar barzda žila, žmogaus nėra. Dobkasiai, kur kapinėse gyvena. Kur reikia kur nors ką palaidot, prisistato du rusai su lopatom. Duodi bonką, iškasa dovę, taip palaukia pagarbiai, tipo, kol tu sušnekės ir kunigas, ką papizdėnas, taip jau sopšą. Palaukia, tada susižvalgo su laidodų ceremonijos pirmininku, kuris dažniausiai būna darbovietės profsąjungų koks nors varštelis, kuris linktelė ir tada, prieš tai usopšo bobo, tam grobsta žemės, bum, ant dėžės krabo, tada kelyda irgi fotovalosi, purvina žemė, ir tada tas mirkteli ir dopkasiai, užkasa. Ir nėra. Ir tada, kai užkasinė, kai nebisai visai viso gero, tada būna minioje kelios mildažytos, kurios pradeda bliauna. Bobas raudota. A vienose kapinėse, neminėsiu pavadinimo kokiuose, toks buvo irgi dobkasys tinginys. A tinginiai, žinai, kaip Microsoft, šitas Bilas direktorius Microsoft. Bilas Vaitsas. Tai jisai sakė, kad geriausia duoti kokią nors sudėtingą, užduotį duoti tinginiui, nes tinginys geriausia suranda shortcutą, nes darbštus tai jis, per naktį padarys, o tinginys nieko neveiks, o kai jau tik sakys, atneš parodyk, ką padarai, staigiai kažką padarys ir čia bus shortcutas. Tai čia Ctrl-Z arba Ctrl-Shift-Z. Tai taip ir šaliai. Tai tas dobkasys irgi buvo tinginys. Aha. Ir jau jam skambina, sako, iškasi dobė, aš neiškasi, jis geimina. GTA. Geimina, bėgioja, kaip su Umaika kažką daužo snukus, bobas muša, mašinas vaginėja. Vėl jam skambina tą kapinių direktorius, sako, ar jau iškasi dobė, jau eina procesai. Jis, brat, jau viskas paruošta. Metas, dar pabaigė levelį, tada metą bėga, taigi, jau žiūri, kaip atvažiavo jau Herso katafalkas, jau tenai sopšų nuotrauką traukia, o dobės nėra. Žinai, kas padarė? Dinamitą, mažiuką tokį. Šitas tokias ausinės, geizeris. Ir jie kaip jau praeina, viskas tvarkuoja. Dobiškas problema. Tai dabar rusai kaip kariauja ukrainiečius, kaip apšaudo artileriją, tai ne tam, kad išmuštų ukrainiečius, o tam, kad pridarytų dobių savo sopšams. Tai va, tai jis toks gudrutis buvo. Taigi šitokių panašių principų anksčiau, po karo, kai būdavo labai daug dinamito lygia. Arba po ledonešio, kai kolūkiečiai upės, žabangas, ledo lytys uždaužydavo dinamitų, kad nenuneštų tilto. Tai dinamito būdavo kaimai, kaip pasivagė iš kolūkių, šaškas tokios, kaip Hanna Barberos multikė. Ir savo longdrofą stato. Taigi irgi kasabiškai išstato, pabėga kaip Tom and Jerry. Ir klauso, tam jau tada akis tokios daug akių išlėkia. Dar būdavo, kad nepabėgo tokį šniurą nutėsi ir ten tokį už kampo. Irgi perėmė, kad dar taip saugiau būtų. A būna, kad jungia neveikia. Tada liepia durneliui, eit pažiūrėt, kodėl neveikia. Tas pažiūri, padaro, kad veikia, ir pasuka. Ir durnelė nebūtų. O vienas kaime, kuriame aš lankiausi, tai ten irgi vienas durnius. Vienu žodžiu, jo langdropas užsipildė. Ir bobo jo priekaištavo, sakai, neįmanomai ten jau limpa prie, persipildė, dropas, sako, aš jau nebegaliu ten nieko daryti, man,
Tikėjimas neleidžia longdropą. Sako, pagilink. Ir jis nunešė dinamitą. Tarp longdropas tiek užsipildęs, kad jau pavojingai jį naudotis, nes aptaškys besinaudojant. Nes jis jau lenda per viršų. Čia kaip būna per festivalį, šitie, toj. Ten, tik festivalio, dėl ko aš festivalius mėgstu ryte važiuoti, nes jau ten prisipildo. Bet antras dienos ryte važiuoja. Pirmos dienos. Nes antros, nedaržė. Tik ten būna tas mėlynas, tas skystis, kur gerai šašlikus. Mes tik, žinai, festivalį, kai su bernais išreidavom, jeigu persipilęs, tai tą būdelę pasirinkti. Tai nuteka ir tada šlai. Tai tas pats. Tai va, tai jisai su poledinės žuklės graštu pragrėžė šūdose tokią angą. Nes šalta buvo? Įleido. Ką? Čia spaudė šaltukas. Įleido dinamito, kad pagilindom. Ir Rasnislo visus šūdus po visą kaimą. Šūdo ledus. Siau. O jau smagia. Nenorėčiau. Skundėsi. Savivaldai. Kaip Rusas ateis, tai aš planuoju užsidėti tokią tarybinės armijos Gružuliubą, tarp kitko, gimnastiorką. Aišku, tą padavinoja per gimtadienį. Ja. Ir su plakatu Dobro pažalovot Rasijanę eisiu su trikoloru. O tu? Aš dainuosiu tą pionierių būrio dainą apie pasinietį. Gali. Lietuviškai, žinok, sušaudės. Jo, tai dabar rusai nuo Ukropų taip apsilamdėjo, blet, pikti kaip Vilniai dabar. Aš dar darysiu šitą stand-upą rusum, kareivių. Rusų kareiviai čia išpados mus ir pavargę karininkų ramoviai susės iki jauniausio leitenanto. Ir sakys, duokit pramogų, žaidimų ir donus. Ir išėjai kalašniukai tarp kojų, kad jeigu ką, tai nejuokausi, nudėt. Ir išeina Alikas į sceną ir sako, короче, блядь, Вова, приедем, блядь. И я саку, по-русски говори, блядь. Что ты на собачьем языке, блядь, это распизделся. Я сказал, вот, было у вас, например, наработать, чтобы один человек... Rusai, jiegi turi neišpasakytą humoro jausmą. Ir jie žiūri, ir jiem nejuokinga. Ir tada nušausta. Tada mane pradžioje atpisa. Pasodina ant bonkės, kaip tu geriai. Nes pas jos daliny ten vieni čečenai, rusai, jie geri, jie nekariauna. Jie gailisi žmonių, ten tik tai blogai Kazakstane, kaukaziečiai. Ir aš sėdžiu ant bonkės su išnagė ir man kalba. Telefoną braužė. Ne braužė, atėmė telefoną. Spizdina iš karto. Tai išvaduotojai iš visų telefonus atims pirmiausia. Išvados nuo bereikalingo GSM. Bereikalingo laiko žudimo. Ir tada, kadangi rusų išvaduotojas bus aiškiai su Dagestano akcentu ir įbalniku, tai jis pacimol pra Alachą plochą gavarėl. Aš sakysiu, aš nieko apie Alachą iš vis nežinau net. Aš jį gerbiu, bet kaip žmogų, jis ne žmogus, jis tau ne žmogus, jis dievas. Sakysiu, dievas, šik butelis vis giliau ir giliau. Ir man netgi patinka. Sakau, galite mane ponas Dagestanėti dar labiau patardyti. Sakau, pirmą kartą matau, iš rusiškai kalbas, tik tai, kad jaunesnis žiūrovas, pirmą kartą matau, kad tardomasis norėtų, kad bonkiai giliau įleistų. Sakau, mano dėdė praviniškės įsidėjo pasakoja, galit man dar kalą padaryti, bet geriau nereikia. Sakau, tu neturi dviejų asmenų, kad kalą daryti. Bučiuočiau kojas išvaduoti. Aš, greičiausiai, jeigu išvaduoja, tai pirmų numerių paleidžia Paleckį iš kalėjimo. Paleckis labai piktas, prikaupęs karšto, kaip Snečkus. Jo ten senelio spadvižnikas. Prosenelio, senelio jį mano. Ir, kažkoks, šitas Paleckis pradeda kerštauti. Pasiima į komandą Švenčionėnę, tada užsidedu tokius, Dalida tokia pasidaro, jinai dabar tik eilėraščius rašo, po to dainuot dar pradės. Ir dainuos, parolė, Švenčionėnė. Su Paleckiu, Paleckis prancūziškai pizdėlis su jinai, parolė. Juraitis taps tokių, ideologijos ministrų. Dėmes Rusų. Subarzda, savo. Tada, šitas
su babačka Vaitkus. Sakys, o jam sakys, tu, blėt, eik nahui. Jis sakys, aš čia už jūs, aš prezidentų norėjau, tai sakys, tu, blėt, savo padaryk nahui dabar. Ir blėt, ir pagaininsi. Tada Vaitkus sakys, aš nesuprantu iš vis, kur tiesa yra. Gaidino Landsbergistai dabar saviškiai. O jam sakys, nestumninkys, tu iš vis nekas. Aš Paleckis bent kalėjime sėdėjau, Juraitis bent barzdą turi primyštą. Švenčiunienė, blėt, iš vis seks mašina, blėt, ir dainuot pradėjo. A tu, blėt, kas toks, blėt, nulis, blėt, įbanas. Tada Vaitkus sakytų, aš nesitikėjau tokio būlinimo. O tai kaip tu, blėt. Tik snowflake'as įbanas. Snowflake. Ir kaip karaliai ir karalienės, daugiau karaliai, anksčiau sėdi tokiai ložiai, suoste. Ten toks didelis, blėt, narbuto baldo, dahuja kainuoja šažalo ir, blėt, dramblių kaulo. Ir laiko vienai rankoje tokį granatą, kaip Monty Python, kitoj kryžių ar tai lasdą kažkokį batoną. Skrepa. Skrepa. Ir sėdi, blėt. Ir ką toliau daryti, blėt. Ir sėdi. Ateina pas tą padlaižiai. Su livrėjom tarnai stovi, lenkėsi padlaižiai. Bet vis tiek padlaižys pas tą kelią klupšiauną prieš tai. Aš apie jūs sakiau tam princui Vinsburgo, kad apie jumis blogai kalbėjau ir klivitalinom. Aš tu sakai, tu, blėt, nukirskit jam galvą. Ir ateina tokie Praetorian Guards, blėt. Ateina, škvarnikom prie tavęs, blėt. Sakai, ne čia. Kažkur čia kilimas, blėt, kitur nuvesti. Ir tada ateina šūtas. Šūtas, kuris vienintelis tau gali pasakyti teisybę. Ir šūtas, nes, tai toks formatas. Ir žongliruoja. Žongliruoja. Man neprajokina visada. Žongliruoja, man nekinga. Ir šūtas tau staiga sako, au, garbas kralio. Gal parodys. Galvo, ne. Tu tokių pigių tu nelaikai. Čiagi tau ne open mic'as. Šūtas tik toks, iš tos vyresnės kartos. Supranti, jau pasenęs komikas. Ir šūtas suraižo barzdą ir tokių šveplojančių jebalnikų. Jis to tada sako, karaliau, ar nebus taip, kad tavo karūna man labiau tinka? Ir tu sakai, blėt, aš tai tikrai dabar užmušiu, bet kadangi tu džokeris, tau gali. Bet, blėt, ir nori parodyti, kad tau, tarsi juokingai, ir sakai, durnelis, juokak toliau. Ir iš to, blėt, metalinių durravos, ir su ta armatūra, kur... Durravo, man atrodo. Jo. Durravo, taip. A ne parakanas? Parakanas čia kitur. Kitur, gerai. Na, tai parakanas yra, sako, durravo. Na, jis bruto. Supizna kitą. Tada perpė su galva tam jogdarį, jį išneša. Kas toliau? Toliau ateina kažkokie jauni debilai prašyti mano dukros rankų. Jo. Ir rodo, ką jie turi. Iš eilė, vienas bybė. Bybė, sakau, blėt, nerodyk. Nukirskit jau galvą, dar ir bybė. Jo. Blėt, man karalių rodo bybė. Nu, kitas parodo laikrodį, kad labai galva. Blėt, atlakus, tu merkantilinis durnius. Ir dar rankas laiko. Paskui ateina toks gražus, liktai nieko. Sakau, ką tu mokai? Sako, aš moku dainuoti. Kaip bomino, mes turim jau vieną bomino. Eik, na. Negyvensi, nepragyvensi, nepramaitinsi šeimos iš dainavimo. Dainorėlį, blėt, jį bomino. Nukirskit galvą. O tu nukirst galvą jau kaupėsi. Ir galvų krūvalė, ir kūnų be galvų. Taip. Ten kremuoja, yra mobilus krematorius, atvažiuoja. 200. Ne, tai 200 torsas be galvos, galva tai 300 sužeistas, galva, tu, blėt. Galva skaitus 100. Kapo ir yra 100. Tai va, tai tas dekapituotas visas. Tada ateina ir karalius. A dukra irgi nebūtė. Tėvas, kodėl man jau noriu... Pystis, tau nieks netinka. Tėvas sako, palauk, aš tau pasakiau, kad... Ta eilėjo, ten į dieną apie 200 tokių nukirsdami devylą. Ir jau ten kokią 7 dieną, kaip Dievas, kur jau sėjosi. Ateina toks neišstoto, neišmėto, paprastas, ne karlikas, purvinom panagėm, darbininkas, toks, daugiau žemės ūkio. Ir karalius sako, tu, blėt, žemės šiukšė, tu, blėt, baudžiauninkė.
Kai ne, tai ko tu čia atėjai? Ir tas jam sako. Nu, aš neatsimenu, ką jis sako, bet kažkokiu myslėm pradeda šnekėti. Kažkokiam ten, sako, neteis, kad nebūsi teisme. Klėdėsi. Kažkokiu klėdėsi. Karalius sako, šitą durniau, čia jau parašyta, blėt, prieš 2000 metų. Tada tas sako, jeigu kas kaltas, meskit mane į akmenį ir kažką. Tai karalius sako, blėt, ir tiesiai tam ne, į galvą. Ir tas be savo nesakytų, karalius sako, pokui, kad be savas dar ir galvą nukirskit, tokiam durniui. Ir jau neša nukirsti, sakė, nukirskit ir antrą galvą, man. Sako, ką? Kokią antrą galvą? Ir? Sakė, gal tu turėjai minį žandą kišti? Ne, antrą galvą. Ir tada, sakai, parodyk antrą galvą. Ir jis parodė. Kas parodė? Tas žmogus. Kur jau galvos? Ne, jis dar nenukirto. O kur jis parodo antrą galvą, iš kur? Nu, iš kur? Pagalvok. Ai, žinai. O tu, blėt. Ne, tu, blėt. Ką? Galvutė, tu turi minizų. Nu, tai. Tada. Tada dukra vėl ateina. Blėt, jau čia balas, negaliu, kiek galima. Sako jai. Duok tu jam kokią užduotį, kad jį padarytų. Nu. Ir ten toks jau iš arabų šalies, toli toks. Emiratai. Ne, iš Uzbekistano. Priuso vairuotojas, su Priuso atvažiavo. Ir karalius sako, tu, blėt, čia didžioji katalikų, blėt, šitų kunigaikštystė. Aš didis kunigaikštis, kuris dar karalius, kaip neseniai rodė istorikai. Aš Mindaugo palikonis, Gediminovičių, blėt. Tu, sako, tu, blėt, Čurbanas iš šito, blėt, iš Čurbanistano, Biškeko, blėt, kokio. Tai ką tu čia? A tas sako, можете по-русски. Nu, kirskit jam galvą ir sudeginkit, nahui, tokį durnį, blėt. Suprantate, blėt. Nu, ir tada jau vėl dukra ateina, sako, blėt, jau zibal. A daugiau jų nieks nelėteina. Nu, baigėsi, norinčių. Vieni išmirė, kiti išsigando. Ir tada pradėjo lysti tokios, androginiškos išvaizdos lesbės, blėt, iš šitų, iš leftistinių ratų. Libertarės visokius ten, blėt. Sako, prašau jūsų dukros rankos. Ne, sako, karalis sako, čia nebus vienalyčių huinios mano karalystė. O jos bando... Bet bobai negalima nukirsti galvos. Nu, tai atpizink, taip tam. Bet bobas, tai jos bando vyriškis apsimest. Kaip tas, kur Eurovizija debilas, kur braižus ūsus prisijimą. Pastorino balsą. Arba tas Zakarevičius, ar kaip jis ten režisierius, kur sūsis Frankie Goes to Hollywood. Ir bobas sako, aš noriu jūsų dukros rankos. Ir krasė, sako, pakartokite. Ir tas princas sako, aš prašau jūsų dukros rankos. Ir tu sako, gerai, o dar pasakyk ką nors. Dadėk jūsų prakilnybę, nes, kad būtų pilnas, Ir tas sako, jūsų prakilnybė. Boba, blėt! Boba! Atpiskit ją, blėt, ir į čiulaną su burais. Boba, blėt, matai, rankos susivalė. Tu mano karalystę norėjai paveldyti, blėt. Šalu. Ja. Arba jie pat neturėtų palikonio ir ta karalystė tai tak. Ne, tai jie įsivaikintų. Sodrai. Viskas perėmė, aišku. Arba senelį namam. Čia siaubingi dalykai. Tai kaip baigėsi, ar... Tai perėjo ant hermafroditų. Jau ten kokie 18 dienų. Jau šitą princesę jau taip nori pysis, kad jau ten patiliukais ten žaidžia su savim, žinai. Karalius, irgi per tą laiką. Ir jau pradėjo bręsti revoliucinės nuotaikas. Nes apačios nenorėjo gyventi po senoviai, o karalius jau negalėjo prisidėti kaip po senoviai. Nes pradėjo truputėlį jau burbuliuoti. Revoliucija. Ir tada visi tie, kurie teritorijos sargybiniai, kur kirto galvas, jiegi tokie kuros, jie taip pastrategoja. Ir jų vadas kapo, jų vadėjai, jų kapitonas, šimtinis, juodosios. Jis tai prie vienas, reiškia, stovi, tas, kur arčiausiai prie karaliaus stovi su šaltų, blėt, bullpup sistema, blėt, gražus keltėkas, blėt. Sako,
kai Mėnulis sušves trečią bliksnį ir Veneros vektorius ant rūmų vitražo nupieš žiojėjančią rožės šviesą, atsisuk 360 laipsnių būtų, sako, blėt, tai durų, jau tas pats, blėt. Tai sako, yra komanda vakrūk, blėt. Ir jie pradeda susiginčyti. Karalius sako, ką čia per triukšmas daro? Jis galvoja, kad čia patys pakiliausi žmonės. Sako, ne, pats karalius, čia duodu Vilnių šitam teritorijos kariai. Ir toliau sako, karalius toliau kalbina sekančią bobą, kur atėjo apsimetinti. Jis jau prašo Vilnių rodyti iš karto. Kai kurios parodo. Fiksus dings. Nes per tą ilgą ceremoniją pasklydo, kad gali bobos eiti, tik tai kad byrį. Nu, taip, iš Tailando. Klasika. Iš Tailando tas, kas čia per čičmėkas, blėt. Man, blėt, tik katolikai tinka, tu čia, blėt, budistas, konfucianistas, pašlau nacho. Ir toliau šitas kapitonas, Bebainis, jisgi praėjęs ir Afganą, blėt, ir Iraką. Ir Vietnamą. Ir tam pretoriansui sako, da kartoju, blėt, debilė, tu matai, ar taip jau į mūsų atkreipė dėmesį jo didenybę. Dar kartą, blėt. Nu, kad paprasčiau būtų. 11 valandų, 11 šimtų valandų, blėt, ryto, paprašai karaliaus, kad tu nori į tualetą, nes tu čia jau savaitę stovi, blėt, į maišelį myži. Ir tada karalius turėtų išleisti. Pretoriansas sako, gerai, o kas iš to? Nu, tai sako, pamyžęs grįžti, tarnausi karaliui. Sako, tik tiek? O tu, sako, ko daugiau norėjai? Jau kaunu. Sako, žiūrėk. Sako, kralis kitas jau bus. Sako, kralis bus. Kaip pamiščiai aš mūsų kralį. Jo, teisingai. Nes jam reikėjo be liūdinį. Teisingai. Žiūrėk, tu eini myšti, na? Taip. Tada kitas šalia, kur stovi, seržantas. Sakai, aš irgi, nu. Jis irgi pavadys, kad tu eini myšti, jis irgi karalius, sakys, išsudiniai vienoj. Ir visą jūsų šitą... Arba, nu. Visas jūsų atgilenijus. Visas jūsų vzvodas. Galite paaišyti. Paaišykt, ką nori. Tik greitai, jūs kareiviai, nepavyškit. Pusę minutės. Didelė 10 sekundžių varą. Ir kai grįžtat, aš būsiu peržiūrės grepšį karalių. Valdovui. Ir uždėjęs savo, gal uždėjo, ką? Ne, aš uždėjęs karūną. Uždėjęs, ėmęs nuos karūną, nes jinai karūna karaliaus mūsų tiesoriaus karūna tokia padaryta, kad kai jis gyvas, jos nenuimsi. O kai jam reikia nupjauni galvą, tai ką, uždėjo galvos ir oras. Aš nusijusiu galvą uždėsiu ant savęs. Ir jūs, kai grįšite, jūs visi pasakysite man, kaip niekur nieko, nes visi rūmų svečiai, šitie debilai, kur ateina drukros rankos ir galvos kažkas nedė. O jūs visi grįžę iš tualetų deklinus užsisakėte. Sakykit, hi Caesar! Ant manęs. Ir sakykite, hi. Ir jūs atsistojate toliau. Ir aš jau toliau, kaip niekur įvyko, tik tą lavoną, jo didenybės pakavokit. Numeskit prie tų, nuimkit jam skrandą ir jis gulės prie torsų. O gal vienas iš tų devilų, kuriuos jis taip pažanino. Tada aš sėdėsiu ir tada jau kitaip žiūrėsiu į tą procesą, kur ateina dukros rankos. Jeigu gražus bachuriukas, sakysiu, nuveskite į kambarį, rytoj testosim jį. Į pakelės namus. Ne, į kambarį specialų, kur testosim. Ir tokių gražesnių vaikinų prisirinku ir sekančią dieną su jais testuoju. Ir po to tai dukrai... Kad man būtų ištikimi pretorijos kareivėliai, tai aš jums duodu, kur bobos ateina princesės dukros ranką. Darykit jam, ką norit. Karalius nežinos. Ir jie tada kai kurie ateis, sakys, ten bobas su bimiu. Tai nupjaukit jį. Nugirskit jį. Kai kurie susirgs, aišku, įvairiom lygom. Tai tu teks atsisakyti. Kelionėm. Bus, sakysiu, Dievas nubūdė, kad tu pat ką šiai, kur nereikia. Teisingai. Ir taip kažkuria prasme, tu turbūt žiaurumų nugalėsi revoliucinės nuotaikas. Pasklys gandas, kad šitas karalius žiaurus, teisingas. O revoliucinės nuotaikos pačios baigsis. Vieną dieną. Vienu metu čia susikaupusi apšiprinėtų tautų opozicijos, blėt, gretinėlę, bandys čia kažkokį tai aiškinti pravaką čia. Tai jos, blėt, ištrems nahui, blėt, į tolimiausią Rusijos, blėt, Jakuskos rytės, blėt, gubernė, kad ten, blėt, dekabrystus praeistų, blėt. Ir jų žmonas, kad paskui jos ten važiuotų, blėt, ištikimas, blėt. Teisingai. To nebūtų tavo taip, kad
kad tu... Monarchistinės nuotaikos. Ne, kad tu išvėjoji tiek oro, tarkim, po kopūstų su dešreliu. Išvėjoji tiek oro, kad tiesiog nugaila, kad tu tas savo gyvastės atidavai didesnę dalį ženklę. Ten kaip pirsteliai tam balinėlį pochudė. Kai gera, ten akvariumą 40 litrų. Išvėjoji, tuščiai. Tau nebūna dėl to kažkokio kognityvinio personanso? Ne? Zmienos. Man dėl klimato. Klimatas, niekaip klimatas dėl to nesikeičia, nes tos dujos buvo tau viduje šiltos ir išorėje šiltos, tas ant to išeina. Ne. Bet jos pasigamino. A jų reikėjo pagaminti? Jų reikėjo pagaminti. Kita vertus. Ar aš to įkasiu? Kaip tas Nikolsonui, kur prašė, kad įkastų Nikolsonas renka tą burtininką. Kad irgi vilku taptų. Ir Nikolsonas sako, negaliu. Ir tas, kadangi jis vadina tokį seną žydą su rytų europietišku akcentu. Galivūdas negali iš tokį personarą. Kur tik senas raganius su kažkokia Šolcburg Krhetvorėč pavardė ir jis kalba, su rusišku akcentu, kaip jie įsivaizduoja. Ir jis sako, can you bite me, please? Nikolsonas sako, duokit. Ir tas ranką kiš. Nikolsonas sako, negaliu. Ir tas sako, I understand him. Čia įdomi. Nematėjai vilko? Ne, nemačiau. Durnius. Man atrodo, Apple Play yra. Tiesiog paprasto būdu vilkas su Nikolsu, su Pfeiffer. Gražiai vova. Jo, ten kažkaip gražiai. Yeah. Ir ten tas aktorius, kur jos tėvo vaidina, kur blogas personažas, toks suktas. Jisai taip gerai atrodo, džentlmenas. Iš laiko filmuose vaidina galivūdinėse tokius ar tai mafijos accountantus, ar šiaip negerėsius. Bet ne tos, kurie pjauna savo rankom, tos, kurie neturi jokios moralės, tokie insidious. Supranti. Toks gero, norėčiau, kad Lietuvos prezidentas toks būtų. Jis atvažiuotų su gera amerikonišku tartim, kokio Brooklyn. Su laikrodžiu kartyje, normaliai apsirengęs, Su barzdam. Ne, jis toks, arijo tipo. Jis sakytų, su puikiausiu ten kokiu, Škotišku. Ne, su bruklininiu, tokia amerikoniškos mokyklos, kur su rotik. Ir jis, su maitotų ten tos visus, ir demokratus, ir respublikonus. Ir jis sakytų, čia Lietuvos prezidentas, jis toks, jis turbūt amerikoniškos kilmės. Ir Lietuvoje mes visi 2,7 milijonų sakytume, jis tikras lietuvaitis. Ką tu žiūri? Ne, nieko, kažkaip. Tu žiūrėjai kreivai. Jo. Kreivai, jau kaip tas, kur princesės rankos prašysi. Na? Norėčiau. Bibelio, nori, kad liepčiau nupjaut pritoriniam sargybinį, kad tau. Čia savoji, tau, galą nupjaut ir Bibijai galvos lavoną įkištų. Ir kampe galą numestų. Ir dagistaniečiai sakė, pas mus per vestuvės tokie dalykai vyksta. Bet žiūrėjai, kaip žiūrėjom Dagistaną, Čečenijos vestuvės. Kaip iš bato gėrė. Iš bato gėrė. Kažkokį alkoholį, nusiėmė batą, pripylė alkoholį ir duoda. Ir ten gerą, nes nepagarba nebūtų. Jeigu sakytų, nahui savo. O batas smailiukas toksai. Bakuriuko batas. Kažkokio santechniko batas. Smailus. Apulčenijaus. Tai iš bato gerai. Suprantate, kaip čia baisu, viskas. Labai baisu. Ja. Viskas reliatyvu. Suprantate, čia tu gali būti šitas Trumpas su gera šukošina ir veido vada ir Bobu gražiai iš Slovenijos. Ir tu čia, čia, Bidenas, reikia išbandyti Bideną ant testą padaryti, ir jis adekvatus. Ir tau 7 ir kiek to metų, ir tu turi pastatą Trumpas, ir tave kaltina ten vieni, kad tu Putinų šiknalažys, o kiti sako, kad tu naujasis Čerčilis. Šitas, Kasperavičius, Algis yra istorikas. Sako, čia naujasis Čerčilis. Supranti, Ir jis pas Janų ten vaikšto. Šitas, ekspertas, nahui. Ir iš kitos pusės. Tik tai ten
keli tūkstančiai mylių per žemės rutulį. Iki Ai, kaip katė vedžioja. Ne, žuvį bandau. Tau nupirksiu iPadą su pelytėm, ir tu taip darysi. Aš taip žaidžiu su saulės zuikučiu. Kaip, A kur Baumila, kur visur matė klipas, kur lazerį ant jo paaišku. Taip. Taigi jisai ilgai gydėsi, kad negaudyti. Nu, taip, taip. Jį išgydė. Tai šitą. Ir kiaurų žemės rutulį, tai keli tūkstančiai mylių Čia ne- gyvena, bet kur gerai išbato alkoholį ir tau gal gerklį perpjaus. Irgi po šitą saulę vaikščia. Taip. Nu, tik po 12 valandų. 12. Kažkas tokio. Ir čia patys žmogučiai iš pieno ir krauja. Taip. Ir tu čia pat vėl keliamas į Gollywoodą, blėt, į Los Andželą ten gyvena. Michelle Bredas Pfeiffer, Pittas blėt, tada, ten jau tokia nejauna. Nu, Bredas Pittas ten. Vakare alų prie žydinio. Bredas Pittas su ten draugais. Turtingi visi kaip vilniai, blėt. Nori jachtą nusipirksiu, nori 2 pochus. Nori, blėt, Dodge Challengerį nusipirksiu, 1000 nusipirksiu. Ir čia pat, tai kažkelių tūkstančių mylių. Ты что, блядь, про Аллаха сказал, блядь? А ну садись на бутылку, блядь. Ты, блядь, что про Магомета сказал, блядь? Supranti? Tada vėl grįžtam į šitą. Kaip ten pas jūs yra? Belairas, blėt. Šalia Gollywoodo yra toks, ne? Bet mum arčiau tai šitie. Mum arčiau ir dvasiškai, ir kilometriškai. Ten visiškai ne mūsų civilizacija. Ten stratus baltais dantim, ten net tada žoram šypsama, ant jų reikia iš vis tsunami užsiundyti ir kad jų ateitų išvaduoti. Tai kažkaip galima pakeisti žemės ašės pasvirimą ir Ir daug profilo reikia dar. užpils juos tada potvinį. Nu, jo, gali apsisukti Gulf Streamas. Atsimeni Eniją. Blet, jinai dabar tokia turbūt. Nežinau. Aš buvau prie jos namelio. Dublį. Ten toksai, mes važiavom lietuvaičiai, va sako, čia Bono namelis. Ten tokio aukšto taurajos signalizacijos matyti daug. A čia sako Enijos, kaip pilaitė. Ir atsimeni, jinai tokia gražutė ir tokia nelendant į neujobišį. Ir jos ten dainelės, ten kur sail away. Ten jos dainas, kur jinai keltiškai dainuoja. Balatai ten toks, aš vieną kartą su ausinėm ultravyrės užsidėjau, naktį užsidėjau jos kompakt. Kažkodėl, ne mano skonis, užsidėjau, ten po tų visų Rinoko flow ėjo tokia B-side'ai vadintume. Keltiškai, blet, klausau, kažkoks stebuklas, ta naktis tokia, sustojo laikas. Ir tie žodžiai, blet, keltiški, blet, kad tas senovės airių kalba, kur, blet, kaip tos, blet, garsai, kaip pas gruzinus ir pas galantus. A tu dabar gali ne, dabar negali. Tai atsimeni buvo telefonų knygos namuose. Stovi telefonų knyga. Ir tu žiūri, B raidės visi, blet. Daugiau pusės pradžių rūšiškos. Baranovas, Baranova. Tada burlokį vaidė, tada vienas lietuvis Brunza. Tada vėl rusai. Barvalėjevič, ten badaro nebūdavo, tai visi telefonus, tarybiniai žmogus. Ir tu skambini, Harlamovas, skambini 4, 4, 14, 2, 5. Pakelia ragelį. Alo? Tu sakai, добрый день. Toks drebančių balsų išsigandęs toks vaikas. Jis, nu, tu atslūžai. Jis sakai, у вас есть ванная, так прилейте что-то горячей воды, потому что приеду Куда легима, да? Pagreitinti. Skubi padėti ragelį. Ir su draugu kiekvieni. Ir tas ruskis, tu po to skaitai vakaro žiniose epitafijos, kas mirė. Tai tu skaitai Harlamos, ten 3 vaikų, blėt, tėvas, blėt, šaltkalvis. Pripildė vonę vandens ir laukė bėgimus. Nusiskandino, nes jį būlino vaikai, lietuvaičių vaikai būlino. Baisu. Ir tu šitaip kovoji prieš sistemą, aš taip vieną pasaulį pasiunčiau. Ir Buratinovą, ir Varlamovą, ir Burdenko. Bet tik iki B raidės davė. Per spėjį. Harlamovo, nes hui. Jokinga buvo, prie galo. Per vidurį ne vieną Morėsėvo, ne vieną Panamorenkos nenužudžiavo. Nu, jiems pasisekė. Okay.